Na kągi, šiandien apžvelgsime Corsa D, pristatyta 2006 metais su 1,2 benzininiu varikliu 59 kW. 2007 metais buvo vienas iš perkamiausių automobilių Didžiojoje Britanijoje. 1, 2, 3, ich nehm euch mit, denn wir lieben uns zu dritt. Na kągi, čia turim realiai legendinį Opel variklį 1,2 benzo. Kai kurie vairuotojai sako, kad mažai, kad PM9 yra mažai, kad tikrai neužtenka, bet aš iš savo patirties galiu pasakyti visiems, tikrai užtenka. 3-4 tūkstančiai RPM autostradai, visi nauji mersai padėti į savo vietą, tikrai užtenka šitą variklį. Tikrai jis yra geras, jis patikimas. Tepalus keiskit, važiuosit 2, 3, 4, 500 tūkstančių kilometrų, jokių problemų nebus. Jūsų niekada šitą mašiną nepaves. Jūs galit nedapilt tepalų, galit dapilt, čia jau jūsų reikalas. Realiai, nereikia. Kaip matot, jis yra mažas tas variklis. Bet ir esmė, kad 7 litrai, galit sutilpt tikrai ir dar pagazuot mieste. Autostradui labai priklauso. Galima padaryti 5 litrus, jeigu lėtai važiuosit. Bet realiai vis laik važiuoja greitai ir ryja 8. Tai tikrai siūlau taupyti laiką geriau negu pinigus. Šita komplektacija mašinos yra paprasta, bet yra versija, kur yra 1.6 turbo su 144 kW. Ar jūs įsivaizduojat, koks kartingas, koks, nežinau, legenda būtų ta mašina? Salonas tikrai niekom neišsiskiriantis, labai paprastas, bet praktiškas ir tikrai viskas, ko reikia. Čia galit, matot, reguliuotis temperatūrą, tikrai žiemą šildo, vasarą šaldo, galit kojytės atsisukt, pasišaldyt, galit tikrai ir veidą jum papūst, tikrai kaip reikia. Čia yra originalus Sony radijas, originalus tai reiškia, kad pirktas 2008 metais, tiesiog nuvažiuotai to po centro nupirkti. Toliau, tikrai yra laipsniai, galit matyti, kiek laukia realiai yra, nereik telefoną iš vis, telefoną galit namie palikti, laipsniai yra, valandas yra, data yra, originali rida, 84 tūkstančių, tikrai originalas, galit Carvertical ataskaitą atsidaryti, aš jums tikrai kodą video aprašymę paliksiu, nesijaudinkit hebryte. O kitų patogumų nėra, minusai, vairas nesireguliuoja, bet tikrai aš 1,93 m, ahujel, aš vairuoju, man gerai karočią, tai tikrai ir sabas, ir valančius tikrai tilptų ir mėgautųsi ir nesuktų galvos tikrai su šitą mašiną. Galite matyti R14 ratlankius, tikrai, čia jau net ne ratlankiai, čia labiau jau kalpokai. Čia turim 285 litrus bagažinę, tikrai nėra didelė, bet 2 lagaminam su mergytė iki Palangos, iki, nežinau, Varšavos, tikrai paliektume, tikrai būtų gerai. Visus darbus gali pasidaryt. Aš asmeniškai 3 spintas išardęs ir išvežęs. Tiek ir turim, tiek ir norėjau pasakyti. Ačiū už dėmesį.